Taip, ką čia turim? Reikia... Čia 20-50 ir čia Armanis. Reikia pusę lauko tokios, pusę tokios pasėti. Kurio lauko? Vigor 20-50. 2,3 kg. 4 hektarams. O Armanio irgi tada, ant 4. Ten užteks visam. Kur valytuvai? Kur valytuvus turiu paminti? Trašau bankiai. Ai, pasidėję, ne? Kam čia naudot be reikalo? Jum, kai piršiasi žiedas bus. Čia ant kaklo geras. Mūsų kamera išjungęs kai kur kitur pasakyti. Kažkas tengi laiptelį užsidaryt. Žinai kombainininkui paskutinę dieną. Saulė! Nu ką, galim prie Timo jau pastatyti šitą. Viską po biskį tą kampą. Mėlyna. Jo? Ką? Ką žinau, nieks neskaičiavo. Šitai... Ana Tram 5 buvo? Trim 5 ana buvo, prieš tai. 22 tonas. Apie 3 tonas nebiri. Nu, virš 3 bus vėl. Reikia suprast, kas pjauna. Viskas iki kitų metų. Kombainui? Pasimis nebūna, kad kieme būtų karštis visų pirma ir kad vasarą snikt pradėtų. Vėl neausniai. O, įviesus. Taik, tu načert. Nori. Tai kaip dabar chemiją reiks susipilti? O, 20-50. Nu va, kaip super čia pasisės. Drėgmės yra, sėklos nerandu, bet turėtų va būt, va. Radau. Greitimas laukelis už kelio bus, ten bus Armanis. Atlėkiau pasižiūrėti, kaip tarpiniai pasėti. Šiaip iš tikrųjų situacija yra visokia, dėl to, kad greičiausiai farmeto, kuomet važiuoji su farmetu, byra sėklos ir atvažiavus į lauką turėti šlangas atsikimšinėti, nes nebeprapuč ventiliatorius. Tai ten yra kažkokie šepetėliai, ten įsiaiškinti reikia su skalėm tom visom, tai kai kuriuos laukos gerai, kai kuriuos nežinau, arba reikės važiuoti persėt, arba neįsivaizduoju. Ten, kur buvo sėta su priekiniu bunkeriu, tai vis tiek išbirėjo tų visokių
visokiausių sėklų ir iš priekinio bunkerio tų didžiųjų, tai kaip ir viskas turėtų būti gerai. Tai va, kaip pavyzdys čia. Logikis. Grikiai, saulėgrąžos labai gerai startuoja ir neblogą šaknį augina. Tai irgi va, matyt, yra padas ir čiukšt padarė į šoną. Panašu. Rapsai greičiausiai iš nevykusio nautilinio dar likučiai, nes nemažai čia prilindo. Musnų azės. Smulkiai sėklių sunkiai dar matyt, bet turėtų irgi vieną kitą facelį va yra. Lenda linai visokie, ir čia lipikai, tie nepriko. Bet kaip nori taip, čia visi šitie tarpinio auginimai, tai čia irgi gero šabakštyno kūrimasis yra, bet tuo pačiu ir žemėje vis tiek to žalios masės susikaupia kažkokios ir būtų geriausia prieš pat žiemą, geriausia mūsų manimų ir žinau kitų ūkininkų praktiką daro 8 savaičių, pasėja anksti, kas užaugo prieš žiemą visą šikšt, palika juodą žemę, tada susimineralizuoja per žiemą, viskas ir neturi pavasarį problemų besėjant. Tai panašu, kad reikės gal grįžti prie tokio galbūt varianto ir nebepalikinėti grynai per žiemą. Dėl tų papildomų, nežinau, neatsimenu, 30 eurų gal, ką per žiemą paliekiu, už hektarą gauni. Reikia pasižiūrėti, nepamenu skaičių. Bet tada turi geresnį sudygimą pavasarį. Nu ir karštis bele koks. Belkarą su metazamiksu, ant kiek yra gėris tokiuose šaplakštynuose, tai žiauru. Čia yra 2 dienos po purškimo. Rapsas va. Nežinau čia. Žiūrėkit, usnis kaip susiraitė, oi gražu. Šitas rapsas yra 5 dieną pasėtas. Rugpjūčio 5 dieną. Einam ant ilgųjų pasižiūrėti. Gavę jau Juventuso. 0,7 man atrodo, jo 0,7. Ir po keletos dienų važiavo Belkarą su metazamiksu, nes jau labai jį reikėjo. Tai vat. Tokios vat jau pamėlynavęs rapsas nuo augimo reguliatoriaus. Čia kas klausot, tai neįsigaskit. Augimo reguliatoriai yra tam, kad augalas prieš žiemą neperaugtų tokiom situacijom kaip šiemet. Reikia tą suprast, galim, aišku, be tų augimo reguliatorių visokių apsėt, galim matyti vėliau sėt, bet nežinai, koks ruduo gali būti. Jeigu ruduo bus labai šaltas, tai tas augalas paprasčiausiai neužsiaugins ir jisai gali žūt per visą žiemą, jeigu jisai bus silpnas. Tai bandom dabar sėti visokiais laiko tarpais ir žiūrėsim, kas geriausiai. Aišku, nesinori čia tos chemijos tikrai prūdais pilti ir tą, nes nėra ekonomiškai efektyvu tai. Bet eksperimento labai reikia vis tiek pasibandyti visokius dalykus. Tai vat, va, žolės numirs, sunyks ir bus gražus pasėlis. Pabiros irgi jau va krenta. Sėta buvo 4,5 hektaro su maišu. Čia veislė irgi ekspauzas tas pats, dar likutis buvo likęs, tai matysim. Dakalbinės nedaug, 30 hektarų turim. Toliau seka visi, turėsim kvesinės ir ūkinės. Įdomu, kas čia. Ir truputėlį, vat ir tai matosi, šiek tiek yra per tankų, bet, blembačkai, baisu nusimažinti tą normą ir nežinai, kas liks iš po žiemos visų pirma.
Matysim. Gerai, o dabar važiuojam, pasižiūrėsim, kaip sekas atsijinėti rapsą. Ir papasakosiu, dėl ko tenka atsijinėti šiek tiek rapso. Nu, bet čia tai gražu. Gražu, net žalia jau. Toj tarpai užsidengs. Tai žodžiu, turim tokią situaciją, vat rapsų laukuose, galų lauky, va kaip ir viskas gerai, jau rapsiukai lenda, bet ant ilgųjų pamatėm, kad nėra rapsų. Ir taip buvo žiūrėta, tai nusprendėm dar greitai atsėti, čia nedidelis plotelis, visus važiavimus, bet įtarėm tai, kad buvo gausus lietus ir mato tos vagelės net va, paplautos, va, bėgo vanduo, nes laukas yra nuo ten ir greičiausiai gylis buvo galbūt šiek tiek per didelis pasėtas, nes čia lengvas smėlis pustomas, čia kampas, o paskui vėl gera žemė, tai greičiausiai per giliai pasisėjo, plius užplakė ir matosi bėgęs vanduo. Ir dar privarė dar smėlio papildomai ir gylis pasikeitė. Bandžiau ieškoti tos sėklos, niekaip neradau ir sunku ras, nes jinai juoda ūkinė. Tai linijinė, butterfly, savo tokie va šlindė, nuskurdė ir tiek. Bet va yra pajastų vis tiek. Bet ir granulių. Berta, tai va, žodžiu, tas juostas įvažiuosim dabar ir iš naujo įsėsim. Sva kiek prinešta. Tai čia tikrai gylis pabėgo ir nesudygo. Paskandino smėlis. O kaip nujausdami, sakom, čia labai yra irgi status kalnas, net būna specialiai purškiam tik nuo kalno, nes neįtraukiam purkštuvo. Tai sakau, davai šonu. Pasisėjam, tai kol kas labai viskas gražiai. Sudygę, toj parodysiu, kaip tik traktorius atvaro, pažiūrėsim, kas čia pasidaro. Greitai sėjama, užsikabinom, užsikalibravom. Tai gerai, kad turim RTK ir linijas išsisaugoja, tai į tą pačią vietą nagus sukėlėm. Tai va, RTK privalumai. Dabar šeštadienį rodo vėl lietaus, tai vėl užplaks. Matysim, o toliau visas laukas kaip ir labai gerai viskas. Tai ko nepabandyti, dar yra laiko ir užaugs tas rapsas. Nereikės trumpinti, nereikės dar kažko daryti. Vieni pliusai. Šiemet kol kas tai džiaugiuosi, kad pasėjom truputėlį vėliau dalį laukų, didžiąją dalį laukų. O su tais, kur anksčiau pasėti, jie laukai gražus. Nu, matysim, ar yra kažkoks skirtumas, nes sėjos laikai per 2 savaitės net kai kurios laukuose skiriasi. O parodysiu va dabar, kur skersai. Laukus pasėjom. Čia, šiaip turėtų būti nuglifosuota čia, bet kažkaip nežinau. Nenusiglifosavo gal. Tai va, skersai. Eilutės, va, kaip matosi. Čia kaip ir liuks viskas, labai liuks. Tai jeigu būtumėm pasėję realiai žemyn, tai viską būtų, o blemba, čia reikia žolės purkšti, ok, po savaitgalio. Tai būtų viskas subėgę irgi žemyn, tikrai 100%, nes šlaitas nemažas čia, tai
Jau ir dabar, man atrodo, gal vat yra vietelių, kur paplovė, bet tikrai nedaug, kad apsimokėtų važiuoti įpurkškinėti. Ta įsėjinėti kažką. Jo, atsirado darbo, jau matau po savaitgalio tikrai. Tai teks rapsuose žolės purkšti. Kodėl dirvinio čia nenusipurškiom? Dėl to, kad čia yra tokia žemė, kur arba tu gauni ką nors, arba gauni didelį minusą iš tų žemių. Tai, sakom, paliekam, pasižiūrėsim, sudyks, nesudyks, dar kažkas. Tai jau dabar reikės kažkokį sprendimą daryti su piktžolių kontrolė. Bet dar rapsas, kad piktžolių kontrolę kažkokią atlikinėti, jau dabar yra truputėlį per mažas, dar reikia palaukti, kad jisai ūgteltų ir taptų stipresnis. Tai vat, tokios tokelės, tai ačiū Achemai už sėklų bandymus tuos, pažiūrėsim, įdomu tas 2050 kaip atrodys, ar man girdėjau ir taip neblogai. Tai įdomu bus stebėti visus metus, kaip jisai ar duoda kažkokį kitokį derlių, ar neduoda. Išbandysim tuo pačiu ir mikroelementinės trąšas agrochemos, tai bus įdomu. Šiaip mes tokie esam, jų labai nepilam, tik reikalingiausius, borai ir taip toliau. Čia pamėginsim ir daugiau kažko. Bus matyt. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai jūs prenumeruokit kanalą. Spauskit patinka, parašykit komentarą. Ir ką, susitiksim kitose serijose. Iki!